važiavom į pirmąjį savo trenktūro žygį su Indre. Ne pirmą? Su trenktūru mums pirmas žygis. Ir žygio starto vieta man tokioj vietoj įsimintinoj. Prieš kokius 20 metų aš tenais, būdamas jaunasis šaulys stovykloje dalyvavau ir tam stadione mokyklos savaitę gyvenom palapinėje. Tai čionais dabar bus ir žygio pradžia. Tai ir einam dabar į starto vietą. Eisim 33 km iš viso šiandien. Tai bus įdomu. Dar nepavargai? Jau pavargai? Aha, 3 kilometrų. Dar gal kokį tik 2 kilometrą einam Indrutė, jau pavargo? Ne. Gerai. 25 lengvai išeisi, ėjom vieną kartą. Kaip entuziazmas? Dar neprarandi? Nu, matai, dar šipsausi. Ir svarbiausia, kad į kamerą jau kalbė. Jau ne Justinai. Tai aš tada dažiausi. Nesvarbu vis Vieną tiek. akį pasidažius ateina mane. Nu, reikia ir taip. Tai šiaip tada tave galiu nufilmuot, kur taip nenorėtum, pavyzdžiui. Tai tu mane ir filmuok. Nežinau, kur čia gali būti ryte, tik atsikėlęs užtinės. Kai skutuosi, pavyzdžiui, išsimozojęs muilo. Nu, kaip pasitęs. Nu. Nueiti 4 kilometrai, praeitas pirmas poilsio punktas. Ir kaip Indrė jaučiasi? Jau pavargau. Jau pavargai? Po kiek dar 100 metrų nešti reikės? Nu, po 1 kilometrą tai tikrai jau turėsim. Gerai, tai po 1 kilometro metrą paneš ir tada toliau eisim. Gerai. Ok. Sutarta. Sutarta. ...11,46 km. Ir Justinas, kaip prižadėjo, nenešė 1 metrą manęs. Atsiprašau. Dabar aš ten namo panešiosiu keliais daugiau metrais, kai grįšim. Namie? Jo. Nu, tas paras. Nu tai iki finišo tada, kai liks tam, nežinau. Gerai. Tai va, praėjom 2 punktą, buvom sustoję pasidėt. Tiksliau, Indrė pasidėt, aš pastovėt. Nelabai vietos prisėst, kur buvo. Gali ant kelių atsisėst man. Indrė ant kelių nelabai gera mintis sėdėt. Tai va, bet, nu jo, trūko soliukų. Nu, bet nieko, dar nelabai pavargė. O šiaip pasidėjus biškį jau visoką pasidarė, kai pradėjom eit. Tai buvo man bent jau ir karšta, ir šalta tuo pačiu metu kažkaip. Lyg ir kaitau, bet lyg ir vėso. Bet dabar tai tokia, nu, normaliai eit. Nei karšta, nei šalta, ne? Kaip tau? Atsargiai. Nu, kaip pasėdėjau, dabar vėsu jau, bet pirmą šilta buvo gerai. Jo, aš biškį tai su apranga nelabai pataikiau. Turiu tokį apsirengęs, na pačiu esu apsirengęs
marškinėliais ir tada tokiu storesniu flisiniu džempu ir šitą striukę. Ir tas džempas biškį per storas, toks žieminis labiau. Tai šitam orui būtų geriau kokia ilgom rankovėm viena tokia, marškinėliai tokie ir tada plonesnis džempas. Tai tada būtų galima labiau pasiderinti, kada šalta, kada šilta pasireguliuoti, o dabar jau tokios reguliavimo laisvės neturiu. Tai bet dabar ką žinau, paeisim, sušilsim, bus normaliai. Tai kitas sustojimo punktas maždaug už kokių 3-4 kilometrų, kiek šitą netkreipiau dėmesio žemėlapį, bet žodžiu nedaug eit. Ir ten jau gal kokie pietus bus. Dabar sustojimo punkte tik tais riešutų davė, tai biškį užkandom, bet jau valgyt biškį ir taip jau norisi. Looking quite beige, got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Raise me, I need something fast, I need something to last and give satisfaction, no. Oficialiai mes praėjome 3 kilometrus, nepabragame. Ne, 3, jau oficialiai praėjom 15,04 kilometro. Ir pietų nebuvo, ten buvo toks mažas sustojimo punktelis, dalino obuolius ir tualetas. Kurių Justinas nenorėjo. Nenorėjo obuolių. Tai o dabar kitas sustojimas už 5 kilometrų prie Algio Ramanausko Vanago vadavietės. Ir ten jau tikrai bus pietus. Kaip sekasi eiti Andrut? Blogai, nes Justinas neneša. Tai aš žadėjau prieš finišą panešti. Dabar dar nereikia nešti. Dabar dar ir energijos turi Andrutė, tai kam nešti? Dar už mane greičiau eina. Mane tuoj gal panešti reikės. Sunkiai. Bet- Jeigu bet- daugiau sveri, Bet neštų mane? kažkas nepakelti. Pakeltum. Pakeltum. Togi sportuoji, pakeltum. Drūta pana. Nu jau drūta. Čia susitinku, visi stebisi mano smulkumą, o tu mane drūta vadini. Ne, tai aš kalbu ne apie stambumą ir smulkumą, aš apie jėgą kalbu. Na gerai, Labai. tada gerai, tada eisiu pats. Pas kitas pames. Ne. Su tavim, tik su tavim, šalia tavęs, viena kryptim, visada. Prisižadėjai viską. Taip, kitaip nebus. Net išraudai. Čia nuo karščio. Kažkodėl karštis pradėjo mušti. Įdomu, kodėl spaudimas pakilo. Nežinau. Tai šiaip, Help me, grab his right arm. Help me, I'll take the left. Oh, help me, interrogate him. einam ir kalbam apie laiką, kada būna geriausias momentas mintims, mintis, kada geriausias gimsta. Tai aš atsimenu iš savo patirties, kai tik tais atsimenu tapau analitiku ir aš daug ko nemokėjau ir man ten reikėjo skirti nemažai laiko išmokti visiems dalykams. Tai geriausias laikas, atsimenu, būdavo prieš užmiegant galvodavau apie tai. Ir būdavo, kad ryte prabundi, kokią, nežinau, 5-4 valandą ryto neužmiegi ir galvoju vėl apie tai, kaip ten kažką padaryti reikia. Ir tada man gimdavo idėja, kaip tą padaryti. Šiaip tai dažniausiai gimsta tada geriausia mintis, kai atpalaiduoju visai smegenis. Jo, tai iš ryto kita vertus ir yra tas laikas, kai... Jo, ir tu prabundi, tavo galva dar tuščia, žinai, jokios kitos mintys ten, žinai,
nesuka galvos ir kaip tik jeigu prisimeni vat tą dalyką, kad norėjai kažką sugalvoti ir spręst, tai tada vat šviežiausia tokia galva ir būna dar. Ir vat sakau, tas man labai yra užstrigę. Kam lova padeda, miegas, kam tualetas, kam dušas. Nu jo, būna ir tualetas, taip. Man gal ne. Man garsus išradėjas, man atrodo, esu pasakęs, kad geriausias inkas. Pengiams, ten nebesimenu. Nu, bet čia dažnai žmonės ir sako, kad eina pagalvot, pamastyti. Pamedituot. Aišku, proktologai prieštarautų tokiam mąstymo būdui, bet gal kažkam padeda. Nu, žiūrėk, gal ir rūkimas, kai tam padeda irgi atpalaiduoja, pamąstyti. Bent jau socializuojasi žmonės tada. Gal kai kuriems tai vienintelė proga bendraminčių rasti. Tai aš praeitam darbę tam tikrus dalykus paskutinę sužinodavau, tai po kiek nerūkydavau. Kolegas visi išeina rūkyti, nes čia išsitavo. Nu, aš tada nežinau. Tai jeigu tavo naujajam darbė tai bus, tai tada tu gali nusipirkti vaistiniai tų inhaliuojamų vitaminų, kur būna tos lazdelės tokios. Ir visi rūko, o tu vitaminus gali traukti. Vieną momentą buvo taip, kad aš išeidavau į lauką pastovėti tiesiog. Pakvėpuoti negrynų orų. Ja, nu ir per studijas taip pat būtų visiškai vieną buvau, kuri nerūkiau, tai o bendrauti kažkaip reikia. Prisiuosti į dūmų. Aš tai šitoj vietoj niekada taip nedarytų. Reikės, sužinosiu, reikės tam pasakys, išsiaiškinsi. Kažkaip visada, žinai, savo, kaip pasakyt. Savo laikais? Jo. Na, bet aš ir savo laikausi. Man rūkimas niekad nebuvo kažkas, aš net nenorėjau pabandyti. Bet niekad nepavyko. Net kalėjimas. Jo. O šitą tada bandęs? Bandęs, taip. Bandęs. Vieną ir paskutinį kartą. Tai supratau, patiko labai. Ne. How big is your love? Tell me how high is your patience? What can I be saying? I wanna catch the wave. How big is your love? Tell me how high is your patience? What can I be saying? I wanna catch the wave. Hey, all this fake. Rūmą išsikūrėme. O kalbant apie Kaljaną, tai mano ta vat pirma ir paskutinė patirtis tai buvo tokia, kad gyvenau bendrabutį ir kambariokas vienas atsivežė tokį mažytį Kaljaną. Ir aš atsimenu, grįžau į kambarį ir jisai buvo, sako, nori parūkyti? Sakau, nu davai rūkom. Jisai užtaisė porciją, abudu surūkėm. Aš taip normaliai dūmą įtraukiu į burną, tiesiog išpučiu, į plaučius taip labai netraukiau. Tas dūmas toks, kai išputė, toks tirštas išeina. Viskas atrodė okei. Tai abudu per pusę surūkėm. Tada grįžo po kurio laiko kitas kambariokas. Jisai sako, aš irgi noriu parūkyti. Nu tai tas užtaisė dar vieną. Ir tas, tada aš su tuo kitu kambarioku irgi per pusę rūkėm, vėl dviese. Ir aš jau kai rūkiau tiesiog į burną traukdamas dūmus, tas kitas kambariokas sako, tu blogai rūkai, sako, reikia traukti į plaučius ir tada dar ant viršaus oro įtraukti ir tada jau nebeišputi beveik dūmo. Nu, aš taip kelis kartus įtraukiau, bet jau ir prieš pabaigą jau ten to tabako, jau toks ir dūmas biškai kitoks jau buvo. Ir taip kelis kartus įtraukiau ir jau taip padėjom tą Kaljaną, aš sėdžiu ir kažkaip šalta, drebulys krėst pradėjo, paliečiu kaktą, šlapia, šaltas prakaitas išmušęs, galva svaigt pradėjo. Nu, matyt, dar ten degonės pritrūko kažkas tokio, žinai, kai vat, taip užvarai dūmų, ir šiaip gal nežinau, ten nesveika taip. Gal ir padauginai kaip pirmam kartui? Gal ir padauginau, nes ir du surūkiau ir dar vat antrą kartą taip stipriai.
Ir nežinau, tai pradėjo krėsti, išsigandau biškį, pulso sukilo. Nu, bet jau čia dėl išgašio. Tai atsimenu, jau gult, priguliau. Nu, jau normaliai miegot, ryte atsikėliau, nu jau nieko. Bet jau po to daugiau ir nerūkiau. Nežinau, ar, nu, aišku, gal ir užrūkyčiau, bet jau netraukčiau į plaučius, būtų normaliai, bet... Gal ir gerai, tada neužsikabinu, negu kilo. Ja, bet ir šiaip dabar tas kolienas gal vienu metu toks populiaresnis buvo, dabar kažkaip, nežinau, nelabai kažkaip ten girdėt, kad kažkas jį taip labai rūkytų. O tu visai nebandžiat? Ne, nebandžiat, nenoriu. Ir nieko rūkyt nebandžiat? Ne. Sveikuolė iš prigimties. Nu ir labai gerai. Aš irgi per gyvenimą esu surūkęs gal kokias, nežinau, 2 cigaretės ir tas iš to pakelių, kur pats susisukė ten vyšninio tabako, bet čia dar irgi studijų laikais. Ko vyšnino kažkas? Jo, kambariokas. O šiaip... Gerą kambarioką turėjai, žiūri, labai geras. Bandė išvesti. Labai geras buvo kambariokas. Įdomus ir labai geras. Jau daugiau nieko nerūkęs, net tikros cigaretės irgi nesu surūkęs. Nu, ta prasme, bet tai jo, bet ir poreikio nėra, ir potraukio nėra, ir nežinau. Žodžiu, plaučiai sveiki. Tell me, what is the use? Tell me, there's no more compassion, no. Come and find me under these layers, among these taxpayers. There's no satisfaction, no. I said, help me, help myself, forgive me, down from the shelf, help me, dislocate. How big is your love? Tell me, how high is your patience? What can I be saying? I wanna catch the wave. Now how big is your love? Tell me, how high is your patience? Can I be saying? I wanna catch the wave. Hold on, he will breaking you and me. We will go there, have no fear, my dear. How big is your love? Tell me, how high is your patience? What can I be saying? I wanna catch the wave. How big is your love? Tell me, how high is your patience? What can I be saying? I wanna catch the wave. Now how big is your love? Tell me, how high is your patience? Can I be Pietums sustojom prie Ramanausko vanago vadavietės, gavom košės, perlinės, aš su mėsa, Andri vegetariškos. Ar skani košė? Skanis? Su šaldytom daržovėm. Man irgi skani. Šiaip perlinės kruopos man iš vaikystės tokios prastos atrodo. Nežinau kodėl, bet asociacija su prasta košė, bet šiaip skanu.
tai viskas gerai, o dabar... Tik pas tave tos mėsos, man atrodo, nelabai rasta buvo. Nu, biški jo, ten, nežinau, paukštiena, gal paukštiena buvo mažokai, bet ką žinau, susivalgė normaliai. Tai vat, o dabar, na, nu dar pasidėjom, pailsėjom, pasikeičiau kojines, atvėsom, tai dabar vėl visokai eit. Reikia biškai paspausti ir apšilt. Ir dar liko kokie 12 kilometrų ir bus finišas. Ir ne Švindrė. Dislocate
žadėjau ištiesėjau. Na. Tai va, viskas, žygis baigtas, nuėjom 33,5 km. Iš jų kokius 5 su viršum per lietų. Dabar lietus biškį labiau lyt pradėjo. Ir viskas. Kaip žygis, Indrute? Patiko, kartotum? Patiko, bet mažiau, man atrodo. Mažiau. Jau į pabaigą jau mažai malonu buvo. Nu jo, bet sakau, kaip sako... 25, kokie 27 pats tas. Ja, bet sakau, kaip sako žygeiviai, tikras žygis prasideda tik tada, kai jau sunku pasidaro. Kai jau reikia perlipti per save, kai jau ten kančios biškai prasideda ir panašiai. Bet žodžiu, šiaip man tai visai nieko, ypač dabar, kai jau viskas baigta, kai einam iki mašinos ir važiuosim namo. Tai vat. Gerai, kad yra asmeninė turi padažėję. Jo. Atvežėm nuvažiu. Jo, nu tai va, tai viskas. Laukit kito žygio. Arba ne žygio.